bazilijonus. Mes žinome tą pavadinimą, bet kad Bazilijonų mokykloje yra atidaryta Aldonos Vasiliauskienės klasė, turbūt ne visi žino. Šita knyga svarbi tuo, kad apjungia ji dvi tautas – lietuvių ir ukrainiečių. Народи український і литовський. І саме головне, що тут є відображення... Čia yra šitoje knygoje atsiskleidžia tikroji istorija, kokia ji ir buvo. Яка дійсності була, яка повинна... Kuri turi būti ir šiandien tęsiama ne tik tarp ukrainiečių ir lietuvių, bet ir tarp visų tautų. Між всіма народами. Ir labai svarbu, kad šita knyga pakliūtų į rankas tiem, kurie domisi lietuvių ir ukrainiečių santykiais, kokie jie buvo anksčiau ir kokie jie turi būti dabar. Ypatingai jaunimui, kurie ieško atsakymų į ateitį, gali rasti šitoje knygoje. Galima drąsiai sakyti, kad šita knyga yra kaip enciklopedija, kurioje galima surasti įvairiausių dominančių dalykų. Kad mokiniai žinotų apie Ukrainą, įsivaizduotų, kur yra, sesuo Rafaila nekartą vedė juos prie Europos žemėlapio, liepdama surasti Slavutės, Dniepro upę. Suradus ją, ieškoti Kijevo. Čia aš gimiau, čia gimė ir mirė mano motina ukrainietė. O jūsų tėvas irgi ukrainietis? Ne, mano tėvas lietuvis, jis dirbo Kijeve, tolimųjų rytų geležinkelio biure. Kažkada tai tėvas Pavlo, Vasilijus Zinko, atvykom į Bazilijonų mokyklą. Ir tėvas Zinko, Vasilijus Zinko pasakojo mokiniams susitikimai. Goris Rimantas organizavo pastoviai susitikimus ir pasakojo apie gyvenimą Brazilijoje. Aš irgi verčiau jo pasakojimą vaikams ir jisai sako, va, čia ukrainiečiai šitiek daug padarė lietuviams ir jūs, žodžiu, džiaugiatės ukrainiečiais. Bet turėjo minti bazilijonus ir vienuolyną, bažnyčią pastatytą, mokyklą bazilijonų atidarytą. Bet aš sako, žinau, lietuvaitė, kuri Brazilijoje labai daug nuveikė dėl ukrainiečių. Jeigu aš surasiu užrašus, aš parašysiu knygą. Ir jis labai greitai po pusmečio atvažiavo jau su gatava knyga ir pradėjo pasakoti apie seserį Rafailą. Tai buvo kaip stebuklas. Nes jis buvo jos nuodėmklausys tos sesers vienuolės ir paskui užrašė jos prisiminimus ir laikė savo tuose užrašuose ir vat, atėjo laikas ir jis atsivežęs buvo, jau gyveno Ukrainoje, atsivežęs iš Brazilijos kartu su visais knygom ir savo užrašais. Ir atvežė gatavą knygą, ne vieną egzempliorių, sako, vat, imkit ir skaitykit. Vaikai sako, kaip mes skaitysim, kad mes nemokam, mes rusiškai nemokam, tuo labiau ukrainietiškai. Ir tada buvo pradėta versti šitą knygą, ne aš pirmoji verčiau, ten vertė toks vienuolis Petro, bet jis ukrainietis, o ukrainiečiui versti į lietuvių kalbą, tai reikia įsivaizduoti terminiją ir visokie kitokie dalykai. Kada išverčiau tą knygą, ten tiek daug visokių dalykų, galvoju, nu ką čia dabar skaitys, sakykime, tie mokiniai, kažką tai istoriją, tą tokią lyrinę istoriją ir nežinos tokių esminių dalykų, istorinių dalykų, kurie minimi toj knygoje. Prie ko čia tie bazilijonai, ukrainiečiai Brazilijoje, prie ko čia dabar kažkokie tai leidiniai leidžiami, ką jie reiškia, kokią jie prasmę turi, ką tai turėjo vienuolių bazilijonų veikla, kokį istorinius pagrindus paliko Brazilijoje ir kuo svarbu tas bazilijonų veiklos išlikimas Brazilijoje ir grįžimas paskui į Ukrainą, kada Ukraina tapo nepriklausoma, taigi jų labai daug sugrįžo dirbti Ukrainoje, nes sovietmečių viskas bazilijonai buvo pogrindy, jų faktiškai tarsi nebuvo. Ir tada pradėjau rašyti komentarus. Ir tas komentarų rašymas užsitęsė labai ilgai. Ir iš tikrųjų tai buvo 8 metų kruvino darbo rezultatas. Iš tikrųjų kruvino darbo. Belaukiant Zinko, belaukdamas šitos knygos pasirodymo, jam tai buvo labai svarbu, jis pasimirė. Ir tada atsirado antroji dalis apie Zinko. Matyt, taip jau reikėjo, kad įamžinti kažkaip ir Zinko, nes jeigu jis būtų gyvas, aš būčiau apie jį nerašiusi. Būtų kažkoks tai trumpas paminėjimas ir to būtų užsibaigę. O čia dabar ta antroji dalis ir pirmąsyk pateiktos žinios apie Zinko ir jo biografija, surinkta jo
jos straipsniai rašyti, jos straipsniai su bendraautoriais rašyti. Ten tikrai labai vargau ir varčiau daugelį literatūros, kad surasti daugelį programų, konferencijos medžiagų ir pranešimų medžiagų, tezių. Ir kiek pavyko, manau, kad faktiškai surinkta beveik viskas. Ir norėta šitoje knygoje ne tik tai seserį Rafailą paliudyti, kad lietuvaitė daug nuveikė Brazilijoje. Vis vien tai lietuvaitės vardu pavadinta gatvė. Lietuvaitė Prudentopolio sutiktos garbės piliečio vardas. Tai yra dideli dalykai, bet tai yra kaip toks akstinas, sakykime, kitiems mokslininkams, kad jie paieškotų, kad ne vien tik tai buvo Vanda Rimkevičiūtė, sesuo Rafaila, kad ne tik Brazilijoje, bet ir kitur buvo ir daugiau lietuvaičių. Ir čia yra kaip tas atspara tam, kai mes čia žinojom, kad lietuviai ten muša, lietuviai žudo, užsienį išvykę, lietuviai tą daro kažką tai piktybiško. Tai čia va paliudyti kaip ta atsvara, kad lietuviai yra padarę labai daug. Tik reikia ieškoti tų asmenų, apie kuriuos mes nežinom. Ir jeigu ne Zinko, mes nebūtumėm nieko ir sužinoję apie tą seserį Rafailą. Pirmoji tai knyga, kuri išleista Romoje, ir aš labai džiaugiuosi, kad tai yra kartu ir Šiaulių universitetas. Net titruose yra įrašyta Šiaulių universitetas. Tai pirmas, sakykime, ne tik tai mano kaip lietuvės darbas išleistas Romoje, bet pirmas darbas ir Šiaulių universiteto išleistas Romoje. Kai aš dainuoju